Sveiki visi, šiandien kaip ir sakiau pakalbėsiu truputį O, dabar tai įsišnekėsi. ir smulkių detalių paruošimą chromavimui ir jų subtilybės. Pirmiausia, kai gauni vairą, reikia pažiūrėti kokios jis būklės. Būna vairai sulankstyti ar tiesiog labai stipriai surūdyję. Yra žmonių, kurie galvoja, kad jie atsiųs belė kokios būklės detalę ir aš galiu ją atrestauruoti. Taip, aš galiu ją atrestauruoti, bet tas žmogus nepagalvoja, kokia bus galutinė kaina. Kad žmogaus negazdinti, aš tiesiog tą detalę išmetu Maladėt. ir paimu iš savo sukauptų senų laikų tokią pačią detalę, ją pakeičiu į geresnės būklės ir atlieku restauracijos darbus. Kartais klientui net to nepasakau. Turiu vairą restauruojamo motocikliuko K125, tai čia jau yra pilnai atlikta restauracija, rankenėlės, varžtukai, tie žiedukai, laikikliai, varžtų sriegiai, viskas išvalyta. Žinojau, kad man reikės surinkti Eik, tai žinotojau. ir man veržlės turėjo tarpusavį puikiai suktis, jų nereikėtų nervuotis. Tai taip pat stengiuosi klientams tą padaryti, viską išvalyti ir atiduoti tvarkingas detalės, kad jiems jau įsikibus raktų nebereikėtų vargti. Vairas prieš chromavimas turi būti išvalytas tiek vidus, tiek išorė. Vairo vamzdžio vidų išvalau panaudojus smėliasruvę, kad išvalyti pilnai gražiai į vidų. Užtenka 8 barų. O kas čia, praputė 8 barai? Vidus privalo būti išsmėliuotas, kad viduje esantis nešvarumai chromavimo metu nepriliptų ant chromuojamo paviršiaus. Gaunasi toks lengvas ežiukas. Tokį rezultatą turi. Klientui nesinori atiduoti, tenka tada perdaryti. Tai jau geriau paruošimo metu viską išvalom. Vidų, kampus, šonus, sunkiai prieinamas vietas. Kalbant apie vairus, prisiminiau tokį variantą, o klientas atsiuntė tokį vairą, sako, man reikia atitiesinti. Atitiesink, paruošk ir nuchromuok, padaryk man idealų. Na, bet žmogus su tokiu sulankstytu vairu, tai gatvėje neblogų vaizdų turėjo parodyti. Dabar susidūriau su tokia problema. Atrodo, viską surinkau. Rankenėlės chromuotos, varžtukai, laikikliai chromuoti. Ir pamiršau apie angalį, kur dedasi trosas ir čia laikosi. Kažkaip iš pradžių galvojau, kad jo gal nereikia šitam modeliui. Paaiškėjo, kad aš jį kaip ir praleidau, pamiršau. Tai dabar vėl užtruks laiko, kol aš jį gausiu, vėl paruošiu chromavimui ir kol jį nuchromuos. Tada įdėsiu ir žiūrėsiu, kaip trosas laikosi. Smulkmenos užmirštos, bet jos labai svarbios. Dar vienas patarimas dėl atsuktuvo. Ir daugelis tikrai tai žino. Gražiai nuchromuoti varžtelį. Tvarkingai atrodo įpjovos. Žmogus neturi kantrybės. Varžtas suka. Ir jeigu prastas sriegis, šiaip truputį apgadintas, tas varžtas sunkiai suksis. Dar nedaug dievė, jeigu jis paims kokį peilį. Pasiema peilį ir bando sukti. 100% tikrai tas peilis sugadins, nubrauks varžto blizgesį. Man tai, pavyzdžiui, gaila mano darbo. Tokiam darbui pasiemat tinkamą, tvarkingą atsuktuvą ir be jokio streso ir nervų tą varžtą įsuksit. O gražiausia būna, kai paviršių sugadina, nubraukė, gilūs įbrėžimai, prašo truputį papoliruoti. Aš tokių darbų nedarau, nes aš nemoku. Pavyzdžiui, tas chromas jis nesipoliruoja ir to įbrėžimo nepaslėpsi. O gražiausia būna, kai dar sugalvoja pakalti. Prisiminiau dar kai ką. Klientai gavę naujai chromuotą vairą klausė tokį, kaip uždedu laikiklį ant vairo, nenubraukus naujos chromo dangos. Noriu uždėti laikiklį. Jeigu aš jį laikau va taip į apačią, jis kažkaip užstringa. Jeigu mes jį pasuksim kampu, gražiai praeina ir vėl kampu. Ir viskas. O, čia man patiko. Tai dar kartą parodau. Kampu, praeina ir vėl kampu. Ir vėl įvažiuoja gražiai. Dabar kas liečia varžtus. Nu, čia pati smagiausia dalis. Dauguma pagalvoja, kad detalė labai maža, niekas jos nemato. Ai, smulkmena varžtukas, niekas jo nematys. Neruošiu, o taip nuchromuosiu. Paruošimo nereikia. Rudis rūgštis nugriauš, nešvarumai šiaip nukris vonioj nuo skysčių ir pasidengs chromu ir bus gražu. Iš tikrųjų tai žmonės klysta. Varžtukas bus baisus ir rezultato gražaus nebus. Smulkmeniški darbai labai daug atima darbo valandų. Varžtai veržlės labai mažas ir sunku rankose laikyti. Sugalvoju tokį elementarų ir paprastą dalyką. Yra toks varžčiukas, man poliruojant, neiššautų iš rankų, tai pasidariau va tokį laikiklį. Paprastas stripelis, išgręžta skylutė atitinkamo dydžio kaip varžto, įsidedi ir labai paprasta poliruoti, iš rankų neišlekia.
Paprastas, patogus. Kartą turėjau klientą, kuris atsiuntė apie 500-700 varžtelių. Maždaug va tokio va dydžio. Turim tokį mažą varžtuką ir greito būdu mes jį nupoliruosim. Su tokiu paprastu įrankiu, labai patogu, varžtų neišspjauna iš pirštų, padeda varžtų nepamesti, varžtai nesimėtų grindimis. Pilna šitų varžtų praeit negali. Kad paruošti varžtą, o jį būtina paruošti labai gerai, su tvarkingu sriegiu. Nusmėliuojam varžtą, prieš chromavimą sriegį apsukam kelis kartus izoliaciją. Tam, kad izoliuoti, kad sriegių nepadingt chromo danga. O chromavimu pasiėmus varžtus atlupį izoliaciją, sriegis būna padengtas nuosėdom. Kad ir izoliacija užviniota, vis tiek rūgštis pasiekia sriegį ir ji tokia pasidengia apnašom. Kodėl reikia apvalyti? Na ir kaip minėjau, visuma gerai paruoštų smulkmenų labai yra svarbu. Vaizdą įspūdingai padaro. Na ir kai jau turim bendrą surinktą rezultatą, tai belieka uždėti ant motociklo. Šiam kartui tiek. Paspaus subscribe ir sekantį kartą žiūrėsim, kaip mums seksis gaminti troselių antgalius.